Kasdieniai pokalbiai, nekasdienės įžvalgos. Sveiki malonus klausytojai. XFM eteryje penktadieninė internetinio dienraščio Bernardinai LT laida Kasdieniai pokalbiai, nekasdienės įžvalgos. Prie mikrofono žurnalistas Vytautas Markevičius. Nors atšventėme Jurgines ir pagal senolių tradicijas gyvuliai jau turėtų būti išginti į lauką, tačiau netikėtai sugrįžo žiemiški orai, kad net šildymą teko miestuose vėl įjungti. Ką padarysi toks permainingas šis pavasaris? Galbūt sušilti jums kiek padės ir mūsų parengta laida. O joje. Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmai patvirtino paramą kovojančiai Ukrainai, tačiau jį sutikta su santūriu optimizmu. Šią savaitę atšventėme Jurgines, žalumos šventę, kai sužaliuoja pievos, pirmieji žiedai skleidžiasi ir galvijus galima išginti jau iš šviežią žolytę. Taip pat girdėsite pokalbį apie tai, kaip tikras menas gali padėti žmogui išgyventi net sunkiausias akimirkas. Apie visą tai išsamiau po dainos. Kasdieniai pokalbiai, nekasdienės įžvalgos. Beveik prieš savaitę Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmuose patvirtinta parama kovojančiai Ukrainai, tačiau čia jį sutikta su santūriu optimizmu. Politologo Alvydo Medalinsko nuomonė, tokia Ukrainos žmonių reakcija nulėmė užsitęsęs karinės pagalbos klausimo svarstymas Kongrese. Miestuose ir kaimuose sutikti žmonės, fronte kovojantis kariai vienbalsiai sako, kad juos sekina pažadai ir dabartinė situacija vertins tada, kada juos pasieks konkreti pagalba. Čia pokalbis su politologu Alvydu Medalinsku apie Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų patvirtintą paramos Ukrainai paketą. Kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Pane Medalinskai, jūs šiuo metu esate Ukrainoje. Kaip apskritai sutikta žinia apie šią ilgai lauktą paramą Ukrainai? Labai palankiai, bet iš tikrųjų matyt, kai žmonės laukia kažkokios žinios ilgą laiką, jos vis nėra ir nėra, apie ją šnekama ir šnekama, tai aš sakyčiau, net santūriau tikriausiai negu Lietuvoje buvo šita žinia sutikta. Ne tik tai, kad žmonės mieste, bet taip pat tie, kurie yra fronte, sako vieną dalyką. Kada ateis į frontą, tada ir džiaugsmas. Nes tų situacijų, kai labai daug gražių žodžių nuskambėdavo iš aukštų tribūnų ir buvo pasakoma, kad štai tokia karinė pagalba ateina, tokia karinė pagalba, tokiu laiku, kai vėliau ne visa tokia karinė pagalba ateidavo ar ne visai tokiu laiku. Tai žmonės iš tikrųjų priprato būti realistai ir džiaugtis tada, kada jau ne žodžiai, o kada ta pagalba ateina. Tačiau emociškai turbūt labai svarbi ši žinia kiekvienam. Taip, tie, kurie gyvi, ta prasme, tie, kurie turi savo artimųjų gyvųjų fronte, tie sako tik tokius žodžius. Greičiau, kad tik tai greičiau. Bet sutikau ir žmonių, kurie per šiuos mėnesius žuvo. Ir jie sako, kodėl tik ilgai dėlsta. Tai čia prasme šių emocijų yra tikrai labai skirtingų. Aš pats tikrai labai palankiai ir emocionaliai reiškiasi tą žinią priėmiau, bet pačioje Ukrainoje yra iš tikrųjų, sakau, santūrus optimizmas, aš taip pasakyčiau šitą dalyką. Ir antras klausimas yra, jau kalbant apie žmonės, kurie yra fronte ir kurie turi reikalų su karo, jie kelia klausimą, kas bus tame ginkluotės pakete. Aišku, visi tiki, kad bus artilerijos sviediniai, toliašaudės raketos, bet iš tikrųjų daugiau informacijos kol kas dar nėra. Ir trečias klausimas yra svarstoma, kuriam laikui šitos karinės pagalbos paketo pakaks. Čia įsiskiria dvi nuomonės. Vieni sako pusė metų, kiti metai ir tada, aišku, tie žmonės sako, ką ir aš sakyčiau, tai ar pasimokė vakarai, kad nebebūtų tokios baisios skylės, tokio baisaus laiko tarpo plyšio, kaip šitie pusę metų, kai buvo, kai tiek JAV, tiek JAV partneriai Europoje, NATO šalis, buvo pasimetusios ir žiūrėjo šonus, kaip čia kas, ir tiesiog stebėjo, konstatavo faktus, kad Ukrainai vis sunkiau ir sunkiau darosi kovoti,
bet nelabai ką galėjo padaryti. Socialinėme tinkle jūs keliate klausimą, kodėl tiek ilgai užtruko pauzė, kalbant apie Junktinių Amerikos valstijų karinės pagalbos suteikimą Ukrainai ir kodėl jį taip žaibiškai, faktiškai kelių dešimčių minučių bėgyje buvo iš karto nubalsuota. Gal jau turite savo viziją? Taip, čia yra du atsakymai. Vienas dalykas, aišku, geopolitinė situacija, apie kurią vis daugiau ir daugiau buvo kalbama, kad štai jinai tikrai sudėtingėja ir sudėtingėja. Bet kita vertus, vidaus politikos situacija Jungtinės Amerikos valstijose. Tai yra artėjantis prezidentų rinkimai, tai yra dviejų partijų tarpusavio kova ir jų kandidatų tarpusavio kova dėl prezidento vietos. Tiesiog respublikonai, ar bent jau, sakykime taip, dalis respublikonų ėmė suvokti, kad toliau užlaikyti šitą klausimą nėra prasmės, o tas klausimas buvo užlaikytas todėl, kad respublikonai nenorėjo balsuoti už siūlymą, kurie teikė demokratai, nenorėjo demokratams suteikti papildomų pliusų, parodyti, kad demokratų administracija yra stipri. Todėl iš principo tą klausimą ilgai delsė, tuo dėlsimu parodė ir savo elektoratui ir kitiems, kad iš tikrųjų demokratų administracija jau dabar negali kažkokių dalykų rimtesnių padaryti be respublikonų pagalbos. Ir tada jau pateikė šito atstovų rūmų pirmininkas Johnsonas, remiamas dalys kitų respublikonų, šitą klausimą kongresui, reiškia atstovų rūmoms balsuoti. Ir štai dabar klausimas šitas keliaus į Senatą. Taip, kad gavus tą jau nusprendus, kad atėjo laikas teikti, nebuvo sunku surinkti demokratų paramą, kurie labai save asocijuoja stipriai, kaip ir prezidentas Bidenas su šita pagalba Ukrainos kare prieš Rusiją. Nuo patys respublikonų gretos kilo per pusę. Be to balsavimo statistinio, reiškia, skaičiaus pakako priimti sprendimą. Tai štai dėl ko iš tikro čia klausimų nebuvo labai daug pačiam šitam balsavimui. Kaip matėm, reiškia, ten tokios labai keistos tik tai pataisos buvo norima pateikti, bet čia tokie papolitikavimai buvo. Bet klausimas buvo visiškai aiškus ir vienai ir kitai pusiai. Dėl to buvo nubalsuota labai greitai. Ir lygiai taip pat dėl to buvo taip ir delsta, ir man tik tai gaila, kad to delsimo kaina Ukrainoje buvo labai labai sunki. Aš manau, kad tikrai nemažai žmonių žuvo, aišku, kai čia nieks neskelbė per tą laiką, kai Rusija turėjo tiesiog milžinišką persvarą. Pone Alvydai, mūsų užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis prieš išvykdamas į Liuksemburgę prasidedančią, dabar jau vykstančią ES užsienio reikalų tarybą pareiškė, kad vakarų valstybės neturėtų nustoti galvoti apie tolesnę pagalbą Kijevui. Čia turima galvoje turbūt ir apie jų reakciją, galimą reakciją į tai, kad Junktinių Amerikos valstijų atstovų rūmai patvirtino tą paramos Ukrainai paketą. Bet to maža bus turbūt. Lietuvos užsienio reikalų ministro žodžiai tai yra mūsų valstybės pareigūno žodžiai, bet visi puikiai supranta, kad ne Lietuva nulėmė, kad ir kaip mums norėtųsi, karinės paramos klausimus, reiškia vakarų kitų valstybių. Matėme, kaip jau labai įtakingos Europos šalis buvo pasimetusios, matydamos tą užstrigimą, kalbant dėl karinės paramos balsavimo JAV, ir kad įtakingos europinės šalis nesugebėjo kaip nors užpildyti šitą atsiradusią spragą. Buvo bandymų, bet pakankamai nedaug. Tai šia prasme iš tikrųjų kiekviena šalis matys savo situaciją, savo politikos nuotaikas. Aišku, vėlgi kiekvienos šalies ministrai, pareigūnai darys pareiškimus, raginant tas vakarų kitas šalis teikti paramą, bet sprendimus darys tų šalių politikai, išeinant iš jų požiūrio į geopolitinės situacijos matymą. Politologas Alvydas Medalinskas apie Junktinių Amerikos valstijų atstovų rūmuose patvirtintą paramą kovojančiai Ukrainai. Dabar muzikinė pertraukėlė, netrukus sugrįšime. Kasdieniai pokalbiai, nekasdienės įžvalgos. Prie mikrofono Bernardinai LT žurnalistas Vytautas Markevičius. Tęsime laidą Kasdieniai pokalbiai, nekasdienės įžvalgos.
Šią savaitę paminėjome vieną seniausių lietuvių žemdirbių švenčių – Jurgines. Tai žalumo šventė, kai sužaliuoja pievos, pirmieji žiedai skleidžiasi ir galvijus jau galima išginti į šviežią žolytę. Jos tradicijas mums primins etnologas profesorius Libertas Klimka. Turime labai įdomų faktą iš kalendoriaus istorijos. Kaip žinia, ant jūros kranto, ant Birutės kalno kažkada buvo astronominių stebėjimų įrenginys. Ir tas įrenginys 15 šimtmečio pradžioje buvo orientuotas į Saulės laidos kryptį, betgi kurią datą. Pirmoji ta data, kuri ten užfiksuota, yra Jurginių data, balandžio 23. Tai manytina, kad kažkada tai ten buvo pažymima šita šventė. Ją įvairiai vadina. Tai ir piemenų šventė, ir ganiavos pradžia, ir naktigonių šventė. Labai svarbus ciklas prasideda. Lietuviška patarlė sako, šventas Jurgis tvartus atidaro, šventas Martynas rudenį ir uždaro juos. Tai tas ciklo reikšmingumas dar buvo sustiprintas, nes tai dvaruose būdavo samdos metas, kada kumečiai buvo pasamdomi į dvarus ir jie būtent per Jurgines, šiek tiek po jų, keldavosi iš vienos vietos su viso šeima, su manta, su visko į kitą dvarą, keisdavo savo darbdavius. Kitaip sakant, tai čia labai tokia įsirėžusi data yra. Na, bet svarbiausia, kaip rašo ir Dionizas Poška, ir Simonas Daukantas, ir Valančius prideda, kad tai buvo žalumo šventė. Kad pažaliuoja jau pievos, pirmieji žiedai skleidžiasi ir baigėsi bado dienos, nes galvijus galima išginti jau į šviežią žolytę. Profesoriau, o kodėl šventas Jurgis toks populiarus Lietuvoje, juk jis laikomas vos ne antruoju šventuoju po Švento Kazimiero? Tai štai aš priminiau, kad kryžiuočiai atėjo su Šventojo Jurgio vardu lūpose, kaip jų dangiškojų globėjų, bet kai rado jie Palangoje pastatytą tą stebyklą, kur žmonės susirinkdavo švęst ganiavos pradžią, tai jie sunaikinę tariamą pagonišką šventyklą, ten pastatė iš pradžios koplytėlę, o paskui ir bažnytėlę medinę. Ir atspėkit, kokiu vardu pavadino ją. Švento Jurgio vardu. Tai reiškia, kad jie subtiliai diegė tą krikščionybę. Ne tik kardu, ne tik ugnimi, taip įtvirtino krikščionybę. Ir šiandien Švento Jurgio atlaidai Palangoje yra labai vietinių gyventojų mylima šventė. Profesoriau, jūs paminėjote, kad labai stiprus ir ryškus vilko motyvas Švento Jurgio istorijoje. Kodėl vilkas? O taip, kaimo žmonės sakydavo, kad Šventas Jurgis turi savo kurtus. Tai tie kurtai yra vilkai. Ir yra daugybė tokio apeigų, kur būtent galvijai kažkaip tai stengiamasi apsaugoti nuo vilko. Nu, pradėkime nuo ganiavos pradžios. Švento Jurgio dieną, Jurginių dieną reikia iš tvarto išginti, nors į diendaržį visus galvijus. Sakydavo, kad net jeigu Jurgis atjotų ant šėmo žirgo, kitaip tariant, būtų šalnos nubalinta žolė, vis tiek reikia išginti. Nes čia jau yra tiesiog apeiga, kad visą ganiavos metą galvijai išbūtų sveiki, jų vilkai neišpjautų, na ir kokios nors bėdos neatsitiktų. Taigi, tai va štai pirmiausia, ant slenkščio šeimininkai padėdavo porą jurgučių, o tai yra svogūnų lukštais nudažyti 2 kiaušinukai ir pjūklas dantimis į viršų. Tas ilgas rankinis pjūklas. Ir tada žiūrėdavo šeimininkas, kaip galvijai eidami iš tvarto, jie labai džiaugsmingai išeina į pirmąją žalumą, peržengs tą slenkstį. Jeigu sėkmingai neužkliudys kojelę, viskas gerai. O jeigu kokia avelė barkšt ir užkliudys, viskas, reiškia, vilkui skirta yra, nieks jos neišsaugos jau. O toliau smilkimas. Šeimininkė ypatingai karvės apsmilkydavo jų snukius ir tešmenis. Ir kad gyvatė neįkastų ir kad vilkas neužpultų. O šeimininkas apeidavo bandą su spyna rankoje, paskui tą spyną užrakindavo ir padėdavo ant slenkščio. Tai tam, kad po ganiavos visa banda būtų
laimingai parginta namo ir tvarte uždaryta. Profesoriau, o ko negalima buvo veikti ar daryti per Jurgines? Per Jurgines visas dėmesys yra skiriamas galvijams. Nuo seniausių laikų, turbūt nuo tos senosios religijos dievaičio ganiklio arba bandginio. Tai štai ko negalima, tai negalima žemės judinti. Nei arti, nei akėti, nei kuolo į žemę įkalti. Tiesiog toks draudimas, reiškia, egzistavo, kad pabrėžti tos dienos visą dėmesį gyvuliukams. Ir net, sakykime, negalima, pavyzdžiui, austi. Kodėl? Įdomus paaiškinimas. Pasirodo, kad kai mina pakojas, tai jos taip žiojasi ir užsidaro. Primena vilko nasrus. Ir net skėto negalima nešti kaimyniai paskolinti, nes ten kažkaip tai irgi tas dantis primena. Piemenukui negalima nieko su peiliu drožti, o ypač peilio aštrins. Vilkui dantis išaštrinsi. Tai tie draudimai tikrai yra įdomus. Jie net prasitęsdavo kartais į tokį ilgesnį laikotarpį, nes ypatingai rytų Lietuvoje būdavo tokia kalendorinė sumaištis. Jurginės būdavo švenčiamosi pagal bažnytinį rusų kalendorių, kuris yra pagal Julijaus algoritmą sudarytas. Tai tos vadinamos tarpujurgės. 11-12 dienų tarpas nuo tikrųjų mūsų jurginių iki tų slavų bažnytinių jurginių. Tai per tą laikotarpį nieko skolinti iš namų negalima. Tai tas ir, kaip minėjau, samdos dalykas, vykdavo tos persikraustimai samdinių, bet kartu ir matyt, kai kurie darbai buvo draudžiami, pavyzdžiui, audimas. Audimas draudžiamas, bet jeigu jau jis yra pradėtas ir nebaigtas, vėlgi negerai. Užbaigti reikia. Profesoriau, visas mūsų pokalbio leitmotyvas buvo, kad Šventas Jurgis buvo ir yra labai populiarus. O kodėl toks retas Jurgio vardo suteikimas berniukams? Jurgio populiarumą dar nulėmė labai vyskupo Motiejaus Valančiaus raštuose papasakota legenda apie tai, kad malda į Šventąjį Jurgį padėjo vienam artojui atgauti savo duonpelnį jautį. Jautis buvo susirgęs ir atrodo, kad jis viskas jau nebeišgelbės jo. O jis atsigavo po karštos maldos ir šeima buvo išgelbėta nuo bado. Tai šį legendą turbūt ir paskatino, kad labai daug tautodailės mes matome skulptūrėlių su Šventu Jurgiu, bet įsižiūrėkit į jo išvaizdą. Jis nėra tas aršus karys. Jis meigia tą ietimi smaką, kuris simbolizuoja visą blogį gyvenimo, bet jo žvilgsnis yra nukreiptas ten toli į laukus, kur žiemkenčiai jau pasikėlė. Ar varna matysis žiemkenčiuose? Per Jurgines turi nesimatyti, reiškia, duonelė gerai auga. Turim tokios prieštarų kartais, o kartais labai tokių įdomių paaiškinimų. Etnologas Libertas Klimka pasakojo apie Jurgines. Dabar dar vienas mūsų muzikinis išsiskyrimas, netrukus sugrįšime. Kasdieniai pokalbiai, ne kasdienės įžvalgos. Čia Vytautas Markevičius, tęsiame laidą Kasdieniai pokalbiai, ne kasdienės įžvalgos. Kunigas pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Robertas Grigas socialinėme tinkle Facebook rašo: noriu papasakoti, kaip didelis talentas jo kūryba gali padėti vargstantiems žmonėms. Taip jis reagavo į dabartinės Rusijos valdžios ignoruojamą persekiojimą vieną garsiausių šios šalies dainininkių Alą Pugačiovą, kuri, kaip ir jos vyras Maksimas Galkinas, pasisako prieš Rusijos karą Ukrainoje. Todėl buvo priversta su šeima persikelti gyventi į Izraelį. Jos vyras kiek anksčiau yra paskelbtas užsienio agentų, o dainininkė prašo ir ją paskelbti užsienio agentę, nes jos ir vyro požiūrė į Rusijos agresiją Ukrainoje sutampa. Kunigas Robertas Grigas šią žinutę mielai sutiko pasidalinti su portalo Bernardinai LT skaitytojais ir klausytojais.
Kunige, prisiminėte 40 metų senumo istoriją. Papasakokit ją ir mūsų portalo skaitytojams ir klausytojams. Kai perskaičiau internetinėje žiniasklaidoje apie ponios Alos Pugačiovos sukaktį, prisiminiau jautrią istoriją kaip visai netikėtam aplinkybėm. Tikrai didelio talento menininkės kūryba gali padėti vargstantiems žmonėms. Gal kai kam iš mūsų klausytojų, skaitytojų yra žinoma, kad tarnaudamas sovietų kariuomenėje pagal to meto sąlygas, tai buvo nesavanoriška priverstinė tarnyba iš tų visų sovietų okupuotų vadinamų respublikų. Jaunuolius sulaukusius pilnametystės imdavo į sovietų kariuomenę. Aš vadinau rekrutauti į rekrūtus ir tos tarnybos sąlygos būdavo itin sunkios. Ir dėl tų nuolat pradedamų ir nebaigiamų karų, kuriuos Sovietų sąjunga pradėdavo įvairiuose regionuose. Tai mano tarnybos laikais vyko žiaurus karas Afganistane, kur ir daugelis lietuvių tuščiai padėjo galvas, ir pačios tarnybos sąlygos dėl įsivyravusių tokių nesveikų tarpusavio santykių, tarp tų įvairiausių tikėjimų, tautybių, įvairiausio amžiaus ir žmogiškos brandos ar išsilavinimo kareivių būdavo dažnai žiaurūs, ta vadinamoji dėdovščina, kad daugiau tarnavę kareiviai visaip skriausdavo, kartais iki nužudymų, pasityčiojimo išnaudodavo jaunesnius kareivius. Tai turbūt net ir paprasta jaunuolį, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų regionų, ta tarnyba niekuo nežavėjo. Visi, kurie tik tai galėjo įvairiausiais būdais, kartais ir simuliuodami ligas ar papirkinėdami komisariatų darbuotojus, stengdavosi tos tarnybos išvengti. Ypač lietuviai, kuriems šita armija buvo ne tik pažeminimo, išnaudojimo, galimai net sveikatos ir gyvybės praradimo nusiaubas, bet ir okupacinė. Tai yra mūsų šalį pavergusi, mūsų valstybingumą sunaikinusi armija, tokie sąmoningesni, patriotiški lietuviai. O Dievas leido man gimti tokioje lietuviškoje ir tikinčioje šeimoje, tai tuos dalykus žinojo. Tai patekęs į tą kariuomenę, tai buvo tuo metu Sovietų sąjungos taip pat okupuotoje Vidurinėje Azijoje, Kazachstane man teko tuos 2 metus nesavanoriškai atpilti. Iš tokių ir religinių, ir tautinių motyvų skatinamas viešai atsisakiau duoti karinę priesaiką. Pasakiau, kad aš Lietuvos pilietis dėl tautinių ir religinių motyvų atsisakau duoti šią karinę priesaiką. Tai ko gero, kokiais Stalino laikais vien už tokį išpuolį būčiau sunaikintas arba įkalintas mažiausiai, kadangi tai buvo Brežnevo laikai, jau ta Sovietų imperija braškėjo, šiek tiek atsižvelgdavo į spaudimą iš vakarų, tai mane tenai pagazdindavo, vis paterorizuodavo papildomai dar dėl to, kabutėse, nusikaltimo labiau negu kitus kareivius, bet taip 2 metus ir paliko tarnauti be tos priesaikos. Tai tą ir moralinį, ir tokį fizinį terorą, sunkų darbą be miego, kadangi tarnavau darbo batalione plytų gamykloje, man be abejo padėjo ištverti ir katalikiškas tikėjimas, ir mamos, gerų Lietuvos kunigų aplankymai su sakramentais, begalė laiškų, kuriuos rašė. Paskui jau, kai aplankė kunigas Debskis, tą istoriją perdavė mūsų pogrindžio spauda, iš kur žinios savo ruoštų patekdavo į užsienio radiją. Tai tą istoriją sužinojo daugelis Lietuvos žmonių ir aš beveik kasdien maišais gaudavau palaikymo laiškų. Tai irgi buvo dar toks ir tam tikro nustebimo ir įtarumo pagrindas kariuomeniai, kareivių ir karininkų tarpe. Nuolat ateinantys tokiais dideliais pluoštais laiškai, man jiems buvo patvirtinimas, kad iš tikrųjų jisai turbūt turi ryšių ir dirba Amerikos ar kokiai kitai žvalgybai, nes kam šiaip berūpėtų kažkur Kazachstano stepių viduryje eilinis kareivėlis. Ten ta tokia šnipomanija buvo dar labai išplitęs reiškinys ir eilinių žmonių ir vyresnybės galvose. Turėjau daugelį palaikymo faktorių, kurie padėjo nepalūžti, neatsisakyti to savo pasirinkto nusistatymo, bet greta visų kitų dalykų, kaip dabar prisimenu, atsirado toks netikėtas
kultūrinis palaikymo faktorius, sakytume, šitos irgi dabar gal ir be pagrindo, taip kai kurių mūsų veikėjų fanatiškai puolamos rusiškos kultūros pusės. Be abejo, kareivių nebuvo galima išlaikyti vien tik tokių muštrų, grasinimais, nuolatiniu plūdimu. Buvo tradicija nuolat laisvesnių laikų, nedarbo, nereikiuotės laikų per kareivinių garsiakalbį nuolat leisdavo tuo metu populiarią muziką. Ir kas būdinga, štai paaiškinu tokiu irgi turbūt žmogišku ilgesiu kažkokių tikrų, ne ideologinių, ne kokių nors propagandinių dalykų. Jau tada buvo pradėję ir toj legalioje estradoje atsirasti tokių balsų kaip Alos Pugačiovos, kaip mūsų bičiulio Andrėjaus Makarevičiaus, kuris įkūręs tą ansamblį Mašina Vremeni, laiko mašina, dainavo tokias, galima sakyti, beveik disidentinės dainas, kurios kėlė ir tokius filosofinius būties, žmogaus gyvenimo prasmės klausimus kritiškai, Ezopo kalba kritiškai atsiliepdamos apie santvarkas ir valdžias. Tai va būdinga, kad Makarevičius po sausio 13-osios iš karto paskelbė tokią Lietuvą palaikančią dainą. Dabar jinai klajoja YouTube'e. Atiduokite Lietuvą, tai gražinkite Lietuvą lietuviams Michailo Sergejičių Gorbačiovą, toks kreipimasis buvo. Ir tos dainos, kurias ir gitara mokantys groti kareiviukai, dainuodavo, pritardavo kokiose nors poilsio valandėlėse ir iš garsiakalbių skambančios, iš tikrųjų labai padėjo atlaikyti tokio nuolatinio spaudimo, prievarto, žmogaus paniekinimo, tų rusiškų keiksmų. Įsivaizduojat, dalinio vadas mus, kai neįvykdytume gamybos plano, išrikiuodavo toj Kazachstano saulėje ant cementinės aikštės, kur plius 40 diena būdavo. Ir keletą valandų vien tik tai keikdavo mus tokiu aktorišku pasimėgavimu, taip grasindamas ir tyčiodamasis iš mūsų tėvų ir motinų mus pagimdžiusių. Tai ta tokia atmosfera buvo kasdieninė ir girdėti tą Alos Pugačiovos ar Makarevičiaus balsą, kurie dainavo, kad už naujo posūkio atsiveria nauji dalykai ir tai yra neišvengiama, arba tuos neužmirštamus milijonus raudonų rožių, buvo toks kaip žmoniškumo proveržis. Žmoniškumo lašas, lietus, kurie krito, taip vaizdžiai sakant, į tą tokią išdegintą prievartos, smurto, panikos žmogui žemę, į mūsų sielų dirvą. Tai aš taip nuo to laiko Alos Pugačiovos talentui ir jos ir žmogiškai pozicijai likau labai dėkingas. Ir džiaugiuosi, kad neapsigavau, nes vis tiek kažkur ten parašiau Facebook'e. Geri žmonės dainuoja geras dainas. Ir dabar jinai, kaip žinome, labai ryžtingai pasisako prieš karą Ukrainoje, susiduria su tokiu valdžios ignoravimu ir jau ten ruošiamas jas skelbti pagal tą Kremliaus režimo tvarką užsienio agentę kartu su jos vyru Galkinu. Tai tas vis tiek parodo, kad tikras aukštas menas vis dėlto yra susijęs ir su žmogišku orumu ir su dorybe. Taip apie garsios rusų atlikėjos Alos Pugačiovos kūrybos poveikį klausytojams, jos dabartinę poziciją smerkiant Rusijos karą prieš Ukrainą, kalbėjo kunigas pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Robertas Grigas. Panašią situaciją kaip Alos Pugačiovo šeima išgyvena ir daugiau Rusijos atlikėjų, arba šlovinį režimą, arba privalai emigruoti. Apie tai išsamiau aš kalbinu Klaipėdos universiteto politologę Gabrielę Burbulytę Ciskarišvilį. Prisiminkime mes patys. Ne vieną dešimtmetį buvom režimo valdžioje. Turėjom ganėtinai panašią situaciją. Buvo žmonių, kurie dirbo kartu su režimu, buvo tų, kurie protestavo, reiškia kitokią nuomonę ir, puikiai žinom, kad dėja, ne visų protestuojančių, ne visų reiškiančių kitokią valią, kitokią nuomonę likimas buvo labai linksmas. Lygiai taip pat turim suprasti, kad ar mes kalbam apie kūrėjus, ar ne apie kūrėjus, ar kitų profesijų žmonės, daugelį dešimtmečių vykdoma prievartos bauginimo politika, kuri nebūtinai, tarp kitko, turi būti vykdoma tiesiogiai.
Gali būti labai įvairūs mechanizmai išnaudojami, labai subtiliai tai gali būti daroma, bet tai nepaneigia to fakto, kad režimas yra pakankamai brutalus ir labai stipriai įsišaknijęs toje valstybėje. Žmonės įsibaimina ir net jeigu ir manai kitaip, vis tiek bandai tą savo nuomonę užgniaužti. Baiminamas yra dėl aišku, ir turto, ir dėl artimųjų, ir dėl galiausiai ir gyvybės, nes puikiai matom, kad toj šaly su gyvybė tikrai nėra skaitomasi. Bet kalbėdami dažnai pamirštame tokį dalyką, kad Rusijoje dezinformacija, propaganda arba tas vadinamasis smegenų plovimas, jisai vyksta ne nuo karo Ukrainoje laikų. Tai tęsiasi jau kelis dešimtmečius. Ir netgi ir prieš Putino atėjimą į valdžią tų tokių ideologinių pakreipimų visuomenės tikrai būta. Gal, aišku, ne tokiu mastu, kaip jau kada Putinas įsitvirtino valdžioje. Yra jauni žmonės, kuriem, sakykime, tarkim, yra apie 30 metų, kurie jie užauga prie Putino. Jie subrendė prie Putino. Jie kitokios valdymo formos, kitokio vadovo yra nematę. Ir aš tikrai neatmetu fakto, prielaidos galbūt ne fakto, kad dalis žmonių, tame tarpe ir kūrėjų, ir manau, kad nemaža dalis, čia aišku mano asmeninė nuomonė, aš neturiu faktų ir statistikos, kurią galėčiau pagrįsti savo nuomonę, bet vis tiek aš esu kažkaip iš bendravimo, iš stebėjimo susidarius tokį įspūdį, kad tikrai yra jau išaugusi, susiformavusi nauja karta, kuri tiki. Jeigu dar trumpai grįžtant prie Alos Pugačiovos istorijos, kaip jums atrodo, Kremlius vis dėlto, man atrodo, nedrįsta taip tiesiai šviesiai pulti Alos Pugačiovos, vis dėlto jos nepavadino agentė, tik tai jos vyrą, nenacionalizuoja jos turto ir visa kita, nes ji vis dėlto buvo ryšiai su Kremliumi ilgą laikotarpį gana tamprus. Tikrai taip, bet čia matyti reikėtų keletą tokių išskirti momentų ar aspektų. Viena vertus, Kremliui nebūtina tiesiogiai vykdyti, pavadinkim tai galbūt susidorojimo su vienu ar kitu nepatinkančiu kūrėju. Yra puikiausiai išnaudojamos įvairios kitos organizacijos, įvairūs kiti galbūt garsūs žmonės. Tai mes tą matėm, to tikrai buvo, visuomeniai buvo kurstamos aistros, kad jinai išdavė šalį, išdavė valstybę. Tikrai nereikėtų manyti, kad tai tikrai yra iniciatyva iš pačios visuomenės ateinanti. Tai tikrai manau, kad buvo organizuojama iš viršaus, tai yra būtent konkrečiai iš Kremliaus, bet iš kitos pusės, tas kitas momentas, kitas aspektas, tai jos įdirbis per visą savo gyvenimą, jos vardas, jos galia, pavadinkime taip, jinai yra, kaip kūrėjas, jinai yra labai galinga ir įtakinga, vis tiek išlieka visoje apskritai posovietiniai erdvėje. Labai tiesioginis puolimas, jisai galėtų atvesti prie to, kad visgi atsirastų žmonių, kurie pradėtų galvoti, kad gal visgi režimas yra neteisus. Manęs nestebina, kad prieš ją konkrečiai didesnių, platesnio masto oficialių veiksmų nebuvo imtasi, nes visada gali atsirasti koks, sakykime, mažas, nedidelis akmenukas, kuris gali tą režimą stipriai supurtyti. Manau, kad vis tiek ten sėdi žmonės tame režime, kurie čia ne vien tik tai Putinas, mes kartais labai suredukuojame viską į vieną Putiną, bet puikiai suprantam, kad vienas žmogus režimo neišlaikys ant savo pečių. Tai yra, vadinasi, yra visa didžiulė sistema, kuri sėdi, kuri analizuoja, kuri atlieka analitinį darbą. Tai matyt, jie vis tiek pabijojo truputėlį imtis radikalesnių veiksmų, suvokdami, kad tai gali sugrįžti, kaip ir bumerangų. Kunigas Robertas Grigas ir politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili apie Rusijoje persekiojimus kūrėjus. Ir tai dar ne viskas mūsų laidoje. Po dainos dar papasakosime apie itin įdomią menininkę bei jos kūrybą. Kasdieniai pokalbiai, ne kasdienės įžvalgos. Sugrįžtame į paskutinę laidos dalį, prie mikrofono Vytautas Markevičius. Kovo mėnesį Miunchene menininkė Lina Lapelytė kartu su architektu Mantu Peteraičiu pristatė viešojo meno kūrinį Vario lyžis. Naujausiu savo projektu menininkė kviečia įsiklausyti į 6 aplink šią vietovę esančių bažnyčių varpus.
Plačiau apie tai Bernardinai LT kolegės Austėjos Zovytės pokalbio ištraukoje su Lina Lapelyte. Nuo kovo mėnesio Miuncheno gyventojai kiekvieną antradienio vakarą dalyvauja ypatingame rituale, aidint 6 bažnyčių varpams ir choro atliekamoms bežodėms harmonijoms. Kūrinio Vario Lyžis autorė kaunietė Lina Lapelytė, Venecijos bienalės auksinio liūto laureatė. Kartu su menininkė kalbamės apie projekto idėją ir svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Tiems, kurie nieko nėra girdėję, bet tai kas yra Vario Lyžis? Tai kūrinys, kurio vizija atkeliavo iš noro dirbti su bažnyčių varpais kaip miesto garso sistema. Norėjosi, kad atrasti tokį tašką, kur vieno ar kito miesto bažnyčių varpai, ar ne tik bažnyčių, apskritai varpai, jie skambėtų vienu metu, susiderinę ir kad jų būtų galima klausyti viename taške. Ir kad tie varpai akomponuotų žmogaus balsą. Tai toks bandymas sugretinti to, kas yra monumentalu, su tuo, kas yra maža ir trapu. Norėjosi gal šiek tiek nulaužti tą kodą, kas yra varpo skambesys, bent jau dabar, man atrodo, dažniausiai šaukimo į mišias kontekste skamba. Tai norėjosi pažiūrėti į šitą instrumentą neutraliai, nesiejant jo su religija ar tai kažkokiu kitu kvietimu. Tai vieną antradienį Miunchene 5 valandą, tiksliau po 5-7, pradeda dainuoti dainininkai ir skamba aplinkinių bažnyčių varpai, kurie buvo specialiai suprogramuoti, kad skambėtų būtent tuo metu. Kuo šiais laikais tas dialogas yra svarbus ir kodėl mums jo reikia? Tai gal tas kažkoks noras ieškoti dialogo ir pagarsinti tai, kas yra pritildinta, gal dar šiaip tęsiasi, man atrodo, per kelis mano darbus. Būnant apsuptyje karų tiek Ukrainoje, tiek Gazai, mane įtakojo tas kažkoks politinis klimatas ir aš daug galvoju apie tuos, tai, ką mes girdim ir tai, ko mes negirdim, tai, ką užgožia tie, kas kalba garsiau. Pačiam kūriny šiaip praktiškai nėra teksto Vario Lyžyje, tik tai harmonijos ir bandymas suderėti su tais bažnyčių varpais. Kartais tie balsai prapuola tam varpo skambesy, kartais vėl išlenda. Tai man atrodo, tai kažkokia irgi šiandienos refleksija. Projektas Vario Lyžis gyvuos iki pat birželio vidurio. Čia buvo Lina Lapelytė ir žurnalistė Austėja Zovytė. Ačiū klausiusiems, tai buvo portalo Bernardinai LT parengta laida Kasdieniai pokalbiai, nekasdienės įžvalgos. Ja vedžiau aš, Vytautas Markevičius. Laidos kviečiame klausytis penktadieniais po 9 ir 16 valandos žinių per XFM radiją. Jeigu šios temos jūs sudomino ir norėtumėte dar kartą jas išgirsti ar paskaityti, užsukite į portalą bernardinai.lt. Sudie, iki kito penktadienio. Kasdieniai pokalbiai, nekasdienės įžvalgos.